Sveiki, šiame video parodysiu, kaip padaryti, kad nubrėžus sieją, jie sienoje būtų galima iškirsti su ją sienoje angą. Dabar sieją aš esu nusibrėžęs ir jinai yra nubrėžta ant sienos. Pažiūrėjus į sieną, matosi, kad sieja įtakos neturi. Taip pat panaudojant paprastą funkciją, kaip kad pažymėjus sieną, negalima sijos pažymėti ir tiesiog iškirpti. Todėl parodysiu būdą, kaip tai padaryti, kad veiktų. Tai koreguoju sijos šeimą, einu į vaizdą iš šono, brėžiu tuštumą, šoninio plokštumoje, brėžiu tiesiog stačiakampį bet kokios formos. Ir dabar padarau, kad jisai susiję kartu judėtų, būtų tokio pačio dydžio. Tai prikabinu prie sijos plokštumų, prirakinu, darau komandą, naudoju align ir prirakinu viską. Nueinu į vaizdą iš šono, kad ir ilgis prisirakintų. Neprirakinau tos plokštumos, tai iš naujo paslinksiu, align padarau ir prirakinti būtinai reikia. Taip pat dar būtinai reikia čia pažymėti, kad tuštumas iškirstų, kai užkraunu į modelį. Užkraunu į modelį, užrašau parametrus ir dabar galiu naudoti cut funkciją. Pažymiu sieną, pažymiu sieją. Ir dabar jau siena yra iškirpta. Matosi, kad iškirpta. Dabar jeigu nuėjus į ten, kur yra sija, ją galima pratęsti ten, kur norisi. Ir matysis, kad iškirto tiek, kiek reikia. Tai tiek ir norėjau.